Klausimas, kur gyvena Dievas? Atsakymas, 1. Dievas gyvena šviesoje, prie kurio žmogus negali prieiti. 1 Timotiejui 6:16. Vienintelis nemirtingas gyvenantis neprieinamoje šviesoje, kurio niekas iš žmonių nėra matęs ir negali matyti. Jam tebūna garbė ir amžina galybė. Amen. Jobo 9:11. Jis praeina pro mane, bet aš jo nematau, jis eina pro šalį, bet aš jo nepastebiu. Jobo 23:3, 8-9. O kad žinočiau, kur jį rasti. Jei einu pirmin, jo ten nėra, jei atgal, taip pat jo nematau. Kai jis veikia kairėje, jo nematau, kai slepiasi dešinėje, jo nematau. Išėjimo 33:20, jis tarė, tu negali matyti mano veido, nes žmogus, mane pamatęs, negali išlikti gyvas. Jono 1:18. Dievo niekas niekada nėra matęs, viengimis sūnus, esantis tėvo prieglobstyje, jį apreiškė. Hebrajams 11:27. Tikėjimu Mozė paliko Egiptą, nebijodamas karaliaus rūstybės, nes jis ištvėrė, lyg matydamas nematomąjį. 2. Dievas gyvena danguje, kuris dar vadinamas trečiuoju dangumi. Hebrajams 9:24. Kristus neįžengė į šventovę, rankomis padarytą, tikrųjų atvaizdą, bet į patį dangų, kad dabar pasirodytų Dievo akivaizdoje už mus. 2 Korintiečiams 12:2. Pažįstu žmogų Kristuje, kuris prieš 14 metų buvo pagautas ir paimtas iki trečiojo dangaus. Ar kūne, ar be kūno, nežinau, tik Dievas žino. 3. Dievas gyvena virš žvaigždžių. Izaijo 14:13. Tu savo širdyje sakei, aš užlipsiu į dangų, pasistatysiu savo sostą aukščiau Dievo žvaigždžių, sėdėsiu susirinkimo kalne, šiaurės krašte. 4. Dievas gyvena aukštybėse. Luko 2:14. Garbė Dievui aukštybėse. Ir žemėje ramybė jo malonė žmonėms. 5. Dievas gyvena danguje. Psalmė 123:1. Į tave keliu savo akis, kuris gyveni danguje. Mato 6:09. Melskitės taip, mūsų tėve, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. 6. Dievas yra dvasia, antgamtinis, todėl jis yra visur. Psalmė 139:7-8. Kur aš galėčiau pabėgti nuo tavo dvasios? Kur galėčiau pasislėpti nuo tavo veido? Jei užlipčiau į dangų, tu ten, jei atsigulčiau mirusiųjų buveinėje, ir ten tu. 7. Dievo neriboja erdvė ar laikas, jis pripildo dangų ir žemę. Jeremijo 23:23-24. Argi aš esu tik artimas Dievas, sako Viešpats, o ne ir tolimas Dievas. Ar gali žmogus pasislėpti slaptoje vietoje, kad aš jo nematyčiau? Klausia Viešpats.